Čia portalo Bernardinai LT pokalbis su 50-metį švenčiančiu dirigentu Modestu Pitrėnu. Jį kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Gerbiamas Modestai, žvelgiant į jūsų biografiją, kūrybinius pasiekimus, galima turbūt drąsiai teigti, kad jūs laimės kūdikis. O kam jūs labiausiai esate dėkingas už tai palankiai susikloščiusi likimą? Sunku pasakyti, aišku, savo tėvams visų pirma, už tą aplinką, kuri mane tupo, kuri mane formavo, už mano vaikystę pas senelius ir tose nykiose, pilkose sovietmečių chruščiovkėse. Visa tai nepraėjo pro šalį, visa tai kažkaip tai nusileido ant dūšios, viskas turėjo savo vertę ir savo kažkokį vaikystės žavesį, formavo mane kaip asmenybę ir vėliau po to daug dalykų atpažinau save tos vaikystės, kad ir kartais skurdžiuose tų kolūkių vaizduose ir panašiai, kai buvau priverstas pabūti vienas, kai stebėjau save iš šalies, kai pats dainavau savo ir neturėjau kam, arba miško medžiams ir paukščiams. Tie dalykai jie buvo, be jokios abejonės mane formuojantis. Paskui, suprantama, labai svarbus laikas buvo Tallat Kelpšos tuometinėje aukštesniojoje muzikos mokykloje, dabar jau konservatorija jinai vadinama, pas mokytoją Gražiną Čiurilaitę, jinai padėjo nepamainomus muzikos pamatus. Vėliau juos brandino profesorius Lionginas Arbarius ir žinoma mano meninis krikštatėvis profesorius Juozas Domarkas, kuris mane ir atvedė į patį rimčiausią, koks gali būti meno supratimą ir tą dirigavimą, kuris iki šiol mane lydi. Bet aš ko gero negaliu dar nepaminėti vis dėlto mane supusių draugų ratų. Man jie taip pat buvo svarbus. Ne veltui sakome liaudyje, su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi. Čia ko gero nebuvo atsitiktinumas, kad draugai, kuriuos aš sutikau visais būdais. Ir dainuodavos televizijos radijo vaikų chore ir vėliau dirbdamas parapijinį darbą bažnyčiose, seminarijoje. Tai buvo ratas žmonių, kurie yra intelektualūs, pagarbūs ir tiesiog tokie, prie kurių gali skleistis pats kaip asmenybė. Žinoma, paskui šeima. Paskutinis dalykas, bet tikrai ne paskutinis svarbumo. Gerbiamas Modestai, kad esate laimės kūdikis, bylotų ir faktas, kad jūs kaip menininkas augote ir brendote ne amžių, o santvarkų sankirtoje. Ar dažnai pagalvojat, kad likimas jų galėjo susiklostyti ir visai kitaip? Be abejo. Ir aš labai esu laimingas, kad teko galimybė gyventi tame lūžio taške, kai mūsų valstybė išgyveno savotišką paauglystę. Tai yra, jinai pradėjo maištauti, norėjo būti nepriklausoma, taip ir vyko. Lygiai taip pat ir man tuo metu buvo paauglystė. Mano ir valstybės laikotarpiai lyg ir sutapo tuo metu ir tas vidinis maištas ar kažkoks toks noras išreikšti save kitokiu būdu visiškai ten surezonavo tuo metu. Ir manau, kad tai taip pat turėjo labai didelės reikšmės. Aš labai intensyviai įsitraukiau į sąjūdžio veiklą, į tuo metu gyvavusias ir besikūrančias tautinės organizacijas, kaip ateitininkai, skautai, valančiukai ir taip toliau. Tai jie šalia buvo visada ir taip pat tai turėjo nepamainomos prasmės. Jūsų kūrybinio kelio pradžia jūs užsiminėte tampriai susijusi su bažnyčia. Daugiau nei prieš 30 metų vargonavote Vilniaus Švento Jurgio Matulaičio bažnyčiai ir vadovavote chorui, dėstėte giedojimą būsimiems kunigams. Čia Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje subūrėte klierikų chorą. Tuometinis seminarijos rektorius Hansas Friedrichas Fischeris, su kuriuo man teko kaip tik tai klausyti šio koncerto, o vėliau ir pasikalbėti, sakė: neįtikėtina, kad šitaip gali klierikai giedoti. Gali, pasirodo. Galėjo galbūt, gal taip galima pasakyti, nes dabar pašaukimus skaičius ženkliai sumažėjęs, vos 7-8 aliumnai ateina į tą pašaukimų kalvę. Tada, kai mes turėjom didelę atranką, seminarijoje giedojo bene 70-80 klierikų, tai aišku, ir galėjai atsirinkti, ir galėjai paspausdamas juos, ir ačiū seminarijos vadovybei, kad jie mus išleisdavo arba duodavo papildomą laiką man su jais padirbėti, nes aišku, be papildomo laiko ten
nebūtų įvykę ir tų ir koncertų, ir kompaktinės plokštelės įrašų. Taip, kad visa tai turėjo paramą iš viršaus ir jie tai priėmė kaip tam tikrą taip pat pastoracinę veiklą, kai klierikų choras gali tapti ir savotišką vėliavnešiu ir kartu, šiokia tokia reklama tai institucijai. Taip, kad aš manau, kad tai vyko kažkaip viskas savo laiku. Jūsų kūrybinėme kelyje išskirtinį vaidmenį suvaidino, jūs jau ir užsiminėte, galbūt ir dabar tebe vaidina, buvęs ilgametis mūsų simfoninio orkestro vadovas ir vyriausiasis dirigentas Juozas Domarkas. Papasakokit trumpai apie tarp jūsų įvykusi padrąsinantį pokalbį, kurį, sakot, dažnai prisimenat. Na taip, tų pokalbių būta tikrai labai daug. Jisai važinėdavo kartu ir į mano koncertus, tarkime, į Kauno, su Kauno simfoniniu orkestru ir į Klaipėdą teko važiuoti keletą kartų. Tai žinot, ta kelionė tikrai neprailgdavo. Iš maestro lūpų išgirsdavau begalę įspūdingų istorijų, tokių ir sakyčiau, skaudžių ir intimių istorijų, ir kartu labai pamokančių, ir mane kaip jauną pyplį labai traukusių į tą pasaulį, naują man pasaulį. Ir aišku, tų pokalbių, kaip minėjau, būta visokio pobūdžio ir aš daugiau klausydavausi, galbūt neišnekėdavausi, nei įsiterpdavau, bet vis dėlto vienas tas pokalbis man yra įstrigęs, kai aš pirmą kartą jam asistavau Klaipėdos muzikinio teatro Karmen pastatyme, dar studijuodamas, suprantama, ten 2. ar 3. kurse. Ir jo paklausiau, maestro, sakau, visų pirma, esu jums labai dėkingas už tą galimybę, nes iš tikrųjų tai ką aš mačiau, o aš mačiau tokią tikrai įspūdingą darbą su vokalistais, su tokiais vokalistais kaip amžinatilsį Virgilijus Noreika, kiti teatro korifėjai, su režisieriumi. Ir ta, reiškia, tokia, jau esu minėjęs kažkur, tai titanų toks pokalbis arba tokios rungtynės, kiek įtakos arba ne vien dėl įtakos, bet dėl meninio rezultato, dėl tam tikro teisybės meninės, dėl muzikinės kokybės. Mane taip sužavėjo, kad aš sakau, aš būsiu jums, maestro, visą gyvenimą dėkingas, be jokios abejonės, už tokią neįkainojamą patirtį, net jeigu ar nieko iš manęs doro neišeis. Ir jisai taip kažkaip taip domarkiškai kryptelėjo pečiais, taip pasitaisė tą įspūdingą ševeliūrą ir sako, kodėl neišeis, gal ir išeis. Ir tas man, matyt, mane kažkaip tai irgi sujaudino ir kažkaip sujudino, galbūt daugiau nei sujaudino, ir pagalvojau, kad gal verta vis dėlto įdėti dar daugiau kažkokių tai pastangų arba tiesiog nemesti to didelio kelio dėl kažkokių takelių. Žodžiu, buvo pranašiški žodžiai. Prieš netrukus prasidėsiantį 84-ąjį jūsų vadovavimo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertų sezoną, jūs pasakėte tokius žodžius, cituoju: galimybių ir fizinės jėgos žirklės dabar yra ko gero susikryžiavusios. Ką jūs to norėjote pasakyti? Tai žinomas psichologų terminologija, kai mano žinios ir patirtis dar yra kylanti, jie kaupiasi su metais. O energija ir fizika, jie po trupučiuką pradeda blėsti. Aš jau turiu galvoti, kur aš kokį judesį turiu sutaupyti, kad jisai atrodytų išraiškingesnis, kad aš neužduščiau be laiko ir taip toliau. Nors uždusdavau ir būdamas jaunuolis, nes aš plaikstydavausi kaip vėtrungė. Ir tas kilimas žinių ir patirties ir besileidžianti, o fizinė kreivė, raumenyno kreivė yra, dėl to aš pradėjau po trupučiuką gal ir sportuoti, tiksliau stuburą saugot savo, kad aš galėčiau ilgiau tverti su dylančiais dirigento sąnariais. Taigi šitos dvi kreivės, jos dabar ir jau maždaug susidūrė yra. Manau, kad tai yra vertingas taškas, kai tu dar gali kūnų parodyti daug dalykų ir jau turi kažkiek patirties, nors kaip vis sakau, dar vis nepakankamai tos patirties. Aišku, jos niekada nebus per daug, nes žinios yra, kaip žinia, neišsemiama jūra.
Didelis jūsų darbas ir dovana besibaigiant vasarai buvo Baltijos kelio 35-mečiui skirtas ir tiesiogiai per televiziją transliuotas koncertas 650 km laisvės, kai vadovaujate tarptautiniai chorų, ansamblių Lietuva, Nacionalinio simfoninio orkestro muzikantų komandai. Kai jūs dirigavote finalinį kūrinį, tai aš stebėjau televizijos ekrane, atrodė, kad jūs su visa savo energija ir kūnu netrukus pakilsit virš katedros Gedimino kalno į dangų ir kad pats Dievas jūsų rankomis kūrė šį stebuklą. Toks susidarė vaizdas, tokia energija tryško iš jūsų. Na, visų pirma, tai neeilinis projektas, kuris brendo labai ilgą laiką. Dar mūsų praeitam interviu mes bandėm apkalbėti dar prieš tą projektą ir aš negalėjau daug nupasakoti, kas bus, nes aš pats dar dorai nežinojau, kas iš to gali būti, kaip išsiskleis visas tas dalykas. Ir ačiū Dievui, generalinė repeticija dar buvo visiškas fiasko ir niekas nelipo, viskas griuvo, siužetai vėlavo, režisierius plaukus rovėsi, mes galvojom, ką daryti, kaip čia tą mūsų laivą išvairuoti. Ir kažkaip tai per koncertą taip viskas pradėjo eiti ir pradėjo su nauja energija, visi dirigentai nuostabus, visi kolektyvai tai pasijungė, įvyko kažkoks tai energijos tumulas, kuris kažkaip tą visą reikalą išnešė. Na, aišku, ypatinga padėka ir poniai Editai, Lietuvos ansamblio vadoviai, už visą koordinavimą ir tą visą ilgą laikotarpį. Taip, kad, žodžiu, čia daug kabutėse kaltų šios sėkmės akivaizdoje. Ir dėl to aš labai jiems visiems dėkingas. Bet kartu ir laimingas, kad viskas tokiu būdu gavo formą ir kūną. Prisiminėte fragmentiškai, kad mėgstate padainuoti. Rengdamasi šiam interviu, visiškai netikėtai išgirdau šio pomėgio proveržį buvusiuose Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose, kada jūs legendinis Anties koncerte dainavote dainą "Aš sutikau naujus metus". Buvo taip? Buvo, tikrai neslėpsiu. Tikrai tai buvo senai, labai seniai, dabar jau net nenoriu pasakyti, kiek dešimtmečių praėjo, bet be ne 40 mečiai. Taip, aš dar prieš 20 metų neblogai dainavau, kai dar ir chorams vadovavau, ir kai dar reikėjo ir pavargonuot giesmę užvesti. Dabar jau toks karkimas trupučiuką, nes tą balsą aš sekinu jį visaip nejučiom, gadinu, nes diriguodamas tu naudoji daug vidinio spaudimo, daug kvėpavimo ir stygos kenčia, nes trupučiuką eina toks, reiškia, perdėtas vidinis alsavimas, kuris alina balso klostės, jos šiurkštėja ir balsas suprantama žemėja ir darosi šiurkštus ir tiesiog nebeskamba. Taip kad tikrai jau seniai savęs dainuojančių pavadinti nebegaliu, bet kartais kas nuo karto reikia ir dar ir parodyti chorui ir dainininkams, ko reikia, kokios frazės, tai tenka trupučiuką nusivilt savo jau, taip sakant, griuvėsiais balso. Na, neabejoju, kad tą balsą vis tiek teks pademonstruoti jūsų jubiliejaus progą susirinkus draugams, giminėms ir pažįstamiems. Dėkuoju Jums. Tikiuosi, kad kitiem reikės demonstruoti, ne man. Dėkuoju Jums, sveikatos ir sėkmės. Tai buvo portalo Bernardinai LT proginis interviu su 50-metį švenčiančiu dirigentu Modestu Pitrėnu. Jį kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.